Ačiū gerbiamas posėdžio pirmininkė, krašto apsaugos ministrai, norėčiau palinkėjimą klausimą dėl jūsų socialiniam tinkle paskelbtos informacijos apie susitikimą su Singapūro ginkluotosiom pajėgom. Nuoširdžiai tikiu, kad kaip ir Singapūro ginkluotosios pajėgos, taip ir mūsų ginkluotosios pajėgos pasitikės ir džiaugsis bendradarbiavimu su mūsų laivų statytojais ir laivų remonto įmonėmis. Nes jeigu pasaulis pasitikė, tai turbūt ir mūsų ginkluotosios pajėgos galėtų pasitikėti. Ministrė pirmininkė, vyriausybės įstatymas labai aiškiai apibrėžia laikinai pareigas atliekančių ministrų kompetenciją. Vyriausybės įstatymas draudžia laikinai atliekančiam ministro pareigas asmeniui nustatyti viceministrų kuravimo sritis ir ministerijos kanclerio administravimo sritis. Iš antikorupcijos komisijai pateiktos informacijos mes matome, kad Žemės ūkio ministro pareigas ėjęs aplinkos ministras ministerijos kancleriui patvirtino pareigybės aprašymą, nustatydamas administravimo sritis. Tai yra šiurkštus vyriausybės įstatymo pažeidimas. Ar administracinis teismas, ar ministras pirmininkas naikins tokį sprendimą? Ačiū gerbiamas kolega už klausimą ir išdėstytas aplinkybės. Įvertinsim aplinkybės ir įvertinsim, ar tai yra šiurkštus, ar mažareikšmis, ar nepažeidimas. Ačiū.